Labas vakaras, futbolo gerbėjai. Ir čia susitinka dvi ekipos, kurios tikriausiai šiame sezone mėgins kovoti dėl medalių. Tai yra Klaipėdos Atlantas, pasikeitęs radikaliai ir kardinaliai, bei Marijampolės Sūduva. Dabar šansą turi Marius Papšys ir nepataiko į savo plotą. Baudos aikštelė, šansas. Koks šansas? Kazimieras Gnedojus galva ir trūksta tiesiog centimetrų, kad Atlantas išsiveržtų į priekį. Vasiliošius. Vasiliošius vieną kartą, antrą kartą. Guldo tiesiog varžovą. Čia Papšys. Oi, Mariau. Oi. Marius Papšys smūgiuoja, pažymės, kuris ne visai pavykęs. Labai geras smūgis, tačiau į vartų plotą pataikyti nepavyksta. Tai yra šansas smūgis tiesiai į vartininką. Neblogas sumanymas, krūtinės stabdomas kamuolys. Kol kas smūgio nėra, paskui smūgis jau šiek tiek neapgalvotas. Dabar dar vienas smūgis! Wow! O čia tai įvartis! Kokį įvartį muša Klaipėdos Atlanto komanda! Tikra pasaka, 49 minutė ir rezultatas yra 1-0. Daug. Neblogai, viskas buvo dabar sumažinta. Atlanto ekipos ataka. Razulis. Toliau. Gauna kamuolį į priekį. Razulis 1-1. Wow, Evaldai. Kas čia buvo? Dabar ką? Smūgį matome. Mantas Galdikas nepriekaištingai žaidžia pirmose rungtynėse. Geras perdavimas, labai geras perdavimas. Valskis baudos aikštelėje, tai yra šansas. Jo perdavimas ir kamuolys pas Mantą Galdiką. Labai teisingai metamas kamuolys į vidurį. Taka tęsiasi. Dar vienas šūvis. Ajajai. Oi. Koks šansas. Kaip Atlantas nori padovanoti varžovams pergalę. Ir jau atrodė, kad pamatysime labai gražų įvartį. Ir rungtynės baigėsi. Andrius Bartkus 1-0, Atlantas įveikia Marijampolės Sūduvą.